ateinančius į žemę. Tiksliai išpildyta. Ir viskas prasidėjo kada? Viešpaties mega pranašas davė šią šokiruojančią pranašystę per tiesioginę pasaulinę transliaciją gyvai. Sausio 6 dieną 2023 metų, daugiau negu prieš metus ir 2 mėnesius anksčiau. Štai Viešpats Dievas Tėvas prakalbo su manim šią praėjusią dieną. Aš matau istorinius potvinius ateinančius į žemę, neįtikėtinus potvinius. Ir viskas buvo visur užtvindyta, totaliai. Nuo namų iki kelių, iki laukų, viskas. Ir normaliai tuo atveju Viešpats įdeda mus į tą vietą ir mes taip pat bėgame. Ir bandome prabėgti pro vandenį. Istoriniai potviniai smog žemei. Kenija nebus apsaugota, sukels nelaimę. Mes bandėme praeiti pro vietovės. Viena vietovė buvo paveikta potvinių. Žmonės bandė praeiti per automobilius, per pėdomis, su dviračiais. Ir Viešpats prašo atgailos, kad tautos nusigręžtų nuo nuodėmių ir pasiruoštų Kristaus atėjimui. Viešpats ateina, kad sudrebintų komfortus, patogumus šitos kartos. Istoriniai potviniai ateina į žemę. Ir štai, jis sako, Kristus grįžta. Ir štai dar kartą Viešpaties pranašas įspėjo apie istorinius potvinius ateinančius smogti žemei. Per Jesus is Lord Radio. Lapkričio 13 dieną 2023 metų. Taigi palaiminti žmonės. Viešpats Jehova prakalbo su manim labai išplėstinai šią naktį. Labai išplėstinis pokalbis. Sakau, matau daug potvinių, žmonės naudoja laivus, kad paspruktų. Matau daugybę potvinių. Žmonės bando naudoti laivus, kad pabėgtų. Kristus grįžta, palaiminti žmonės. Ir tuomet aš išvydau, kitoje dalyje, kaip aš meldžiausi šios šalies lyderius, kurie atėjo dėl maldų prašyti. Meldžiausi už šalį ir žmonės šalies. Kristus grįžta, ačiū. Ir tragiškai, kada žemės tautos ignoravo šitą rimtą įspėjimą ir neatgailavo. Viso pasaulio šokui, istoriniai potviniai smogė, ištiko. Karštos naujienos. Įspėjimas iš valdžios pietų Kinijoje. Stiprus potvynis pietinėje Kinijoje. Tai matome reportažą BBC News. Tai matome reportažą į vaizdus iš pietų Kinijos, niokojamos istorinio potvinio. Ir žmonės žmonių gelbėjimo misijos, matome gelbėtojus, gelbėjimų žmonės. O čia matome šiauriniai Sidnėjų, potviniai Sidnėjuje. Klimatiniai potviniai buvo iššaukti didelių liūčių. Taip pat matome pietryčių Braziliją, pietų Braziliją labiau. Tai matome, kaip tiltas yra. Wow. Stiprios dienos, stiprių liūčių. Tai matome, sukėlė kokią nelaimę. Atvino upės.
matoma žmonės, kurie bus gelbėjami. Aerial footage shows mudslides flowing down mountains, smashing into homes, gaping holes left in roads, others completely overrun. Even this animal caught up in the raging. Heavy rains in Brazil this week have led to at least 8 deaths in the country's southern state of Rio Grande do Sul. Ir matau Now, the worst flooding in almost 100 years has hit Russia and baisiausias Kazakhstan, forcing the evacuation potvinimas of more per than beveik 100,000 100 metų smogė Kazakstanui ir Rusijai. Matome pietų Rusiją, Orenburg is a city submerged. kurio gatvės pavirto upėmis. Rivers by the worst flooding in living memory. Evacuation underway. Ir skelbimas sako, evakuacija yra pakeliui. All the houses are flooded, says the local mayor. He's sailing down the streets, surveying the devastation. In Orenburg, thousands have left their homes or been helped to leave by emergency services and by volunteers. This is neighbouring Matome, Kazakhstan. yra Here, kaiminystė su 100,000 Kazakstanas. people have been evacuated from the flood zone. Meanwhile, other Russian regions are preparing Šiuo for atveju flooding kiti Rusijos as regionai water ruošiasi levels continue to rise. potvinimui. Kai vanduo toliau tęsia kilti ir matau antraštės skelbia apačioje 110 tūkstančių evakuotų rekordinius potvinius. O čia matome Jungtinės Amerikos valstijas Teksaso. Some vehicles submerged. She is okay. That is the important part. There's water so high and expansive, we could not travel there. Matome čia net tai yra gelbėjami kita jų ferma, jeigu tai galima pasakyti, ar jų vieta laikomi buvo užtvindyta. This is Čia yra Al Jazeeros naujienos. Severe floods are affecting towns and cities across southern Russia and Kazakhstan. Ir dar Thousands of praneša people have apie been forced to miestus flee their Kazakstane ir homes, pietų often with Rusijoje, little kurio warning. paveikti yra The water level of the potvinių, Ural River istorinių in the potvinių. southern Russian city of Orenburg has reached record highs. Officials say the worst Vandenys is yet pasiekė to come in rekordinės some places. aukštumas. Heavy rains Kokia have left a Pakistanas. trail of destruction. Sako, stiprios liūtys Besides the loss paliko of life, naikinimo it has swept away pėdsakus, roads and damaged property and sugadino farmland. nuosavybę ir kelius. The weather department is warning of more heavy rainfall, Sako, lietų, thunder and sako, oro hailstorms across the departamentas country. įspėja apie didesnius, jeigu teisingai supratau, The land of sound has didesnės become liūtis. a world of water. Ir štai čia matome Dubajų, Jungtinius Arabų Emiratus ir oro uostą užtvindytą. Ir matome, kaip lėktuvai bando prasiveržti per vandenį. Vandenį užtvindytą, potvinių vandenį užtvindytą oro uostą. Dar tada Sidnėjus, vaizdai iš Sidnėjaus Australijoje. Kai matome Jemenas. Naujasis Orleanas, Jungtinės Amerikos valstijos, taip pat skendi potviniuose. San Diego, Kalifornija ekrane. It was quite vast. We were trying to cross through some areas. It was unbelievable. Ir So every viešpaties part was pranašas covered by būdina. floods and people are trying to Sako, pass žmonės by vehicle, bandė by praeiti bike, by everything, on foot. su dviračiais, su automobiliu, kojomis bandė prasiveržti po potvinio vandenius. Apibūdina viešpaties pranašas. Matome vaizdus iš Tanzanijos. Tanzanijoje taip pat matome, kaip automobiliai bando prasiveržti, pravažiuoti pro potvinio vandenis, užtvinę keliai, užtvindyti keliai. Kai kurie su motociklais matome žmonės bando pravažiuoti su automobiliais, motociklais. O čia matome Rufiji Coast, pakrantės regionas Tanzanijoje. Istoriniai potviniai.
Burundis, autobusas užtvindytas, matome žmonės. Consistent rains have submerged parts of this church and the entire neighborhood along with it. These houses of Gatumba in western Burundi can now only be accessed by boat. Tiesiog namai gali būti pasiekimi tik tai Historic laivais. floods are coming to the earth. Ir blessed istoriniai people, potvyniai and ateina į Kenya žemę. will not be spared. Ir Kenija nebus apsaugota. Torrential rains have led to the overflowing rivers, burst sewers, submerged roads and homes, and left many residents counting their losses. Tai panašiai apie liūtis, kuris sukėlė potvynius, kurie sukėlė nelaimės, niokojimus The Kenijoje. rains mostly come at night and leave devastation in the morning. Naktimis Dozens of people have been killed in flash floods here in Kenya. People in the slums of the capital, Nairobi, say the government's done little to help. matome žmonės. Kenya's iconic tourist Kenijoje destination, the Masai Mara Wildlife kalba, Reserve, kad valdžia flooded when a padarė river mažai, burst its banks. padėtų. Dozens of hotel workers and tourists had to Matome be iš aukščio rescued. skrydžio. Ongoing heavy rains, kurortų, which have inflicted widespread damage matome nationwide, užtvindytą severely affected tautinį Jomo oro Kenyatta uostą, International Jomo Airport on Kenyatta Saturday. tautinį Leaking oro uostą. roofs halted operations at Terminal 1C. The flooding caused the destruction of goods in the cargo section's cold room. The rescue mission following the Mai Mahiu floods tragedy is still ongoing, even as the death toll hits more than 50, with the rescue team recovering one male body and an unidentified head today, laying bare the magnitude of the flash floods. Update now on the extreme flooding out of Kenya. Officials say 40 people have died in western Kenya after a dam collapsed there. It comes as the death toll in the country surpasses 100 due to flooding. This is an aerial view of that flooded river, the Tana River. The Red Cross there says 23 people were rescued after a boat capsized after heading to a village. More people are missing. The extreme flooding is causing schools to postpone their second terms. Ekstremalus potvynis irgi sukėlė mokyklas. Ona hii yote ilibebwa na maji. Vykdyti veiklą. Ona miti kule. Hizi hata sijui zilikuwa wapi. Ona hii yote ilibebwa na maji. Zile miti zilikatwa na maji. Imagine that force. Ona huko. Hata sasa tuoneshe kule mbele. Hapa kuna gari zimefunikwa hapa. Hapa hivi kuna gari zimefunikwa. So hii maji ilibeba. Imagine venye kuna kaa hivi. Ona huku. Wow. Hii ni bridge. This is a bridge. Wow. Ir matome užtvindytas Kenijos gatves ir kaiminystės regionus, Jomo Kenyatos pagrindinis oro uostas užtvindytas, matome lėktuvus ekrane. Dar vienas grojantis vaizdai iš Kenijos. Žmonės gelbėjasi iš šios situacijos. Matome vandenys veržiasi gatvėje, kelyje. Ir štai dar vienas vaizdas, kurį matome iš vienos gyvenamųjų vietovių. Matome tikrą kelias, atrodo tikrą kelias. Patvirtinama daugybė potvynių, žmonės naudoja laivus, kad galėtų pasprukti. Taigi mačiau daugybę potvynių. Žmonės naudoja laivus, kad pasprukti. Ir štai matome Tana upė, uosto krane ir iš tiesų žmonės naudoja laivelius, valtis, pasprukti nuo, bėgti, gelbėti nuo potvynių. Dar viena Mačiakos regione, tai operacija Kiringelos regione.
Garisoje. Matome laivelius. Mažus laivelius. Įvairias vandens priemonės, vandens transporto priemonės. Žmonių. Čia matome autobusą, kuris yra paskendęs, pusiau užtvindytas. Tai yra Yati kurortas Kisumu mieste, Kenijoje. Matome žmonės potvynio vandenyse, gelbėjant žmonės, žuojantis vaizdai iš Kenijos jūsų ekrane. Vienuolika 000 namų buvo paveikti iki šiol pagal Kenijos Raudonojo kryžiaus informaciją. Matome čia gelbėjimo operaciją. Matome netgi geležinkelio bėgiai, automobiliai. Ir daug niokojimo atnešė šitie istoriniai potvyniai pagal pranašystės žodžius. Antraštės kalba, kad šimtai apie Brazilijoje 37 žuvo ir 10 dingusių. Potvyniai užmušė 58 žmonės Tanzanijoje. Tačiau Brazilijoje smoga didžiausiais potvyniais per daugiau negu 80 metų. Kenija atideda mokyklos atidarymą ir matome čia lankytojai užstrigę Kenijos Masaikos parke, gamtos parke, jeigu teisingai supratau. Taigi atgailaukite ir paruoškite kelią. Kristus grįžta.